Valdymo erdvė. Valdymo erdvė yra priešais mus ištiestos rankos atstumu. Šioje erdvėje kuriamos pagrindinės optinės sistemos. Kuriant optinę sistemą, sferą, būtina į ją įdėti informaciją. Informacija gali būti šviesa, spalva, forma, garsas, vaizdas, raidės, skaičiai. Visa tai priklauso informacijos sričiai. Du pagrindiniai valdymo lygiai. Loginės kontrolės lygmuo tai yra tai, kaip esame įpratę suvokti mūsų supančią realybę. Koncentracija į skaičius reiškia loginio valdymo lygmenį. Dvasinio valdymo lygmenį galite pereiti, kai jau esate įvaldę pagrindinius loginio valdymo technologijų kursus. Dvasinės valdymo būsenos tai yra ramybės, džiaugsmo ir meilės būsena. Būtent tokioje būsenoje jūs ir aš turėtumėte nuolat būti. Geriausios padėtys, kurioms turėtų atitikti dvasinis valdymas. Turi būti stiprūs ketinimai su tikslu. Turi būti stiprios valios impulsas, pasitikėjimas, kad viskas tikrai susitvarkys. Besąlyginė meilė žmogui būsena, proto ir sielos tyla bei širdies ramybės būsena. Ramybė, vidinis džiaugsmas, per įkvėpimą jaučiamas aplinkos suvokimo būsena. Tylus balsas, nespauskite, dirbkite švelniai. Valdymo tikslas turi būti aiškus ir aiškiai išreikštas. Grigorijus Grabovojus nerekomenduoja patekti į transo būseną. Būtina atlikti valdymus aiškios galvos būsenoje, valdant aplinkinę erdvę. Dirbkite su širdimi ir neskubėkite. Neabejokite, kad viskas jums pasiseks. Jei išsiblaškote, grįžkite ir toliau sutelkite dėmesį. Pirma, pagal Grigorijaus Grabovojus mokymus, savo sąmonės pagalba imkitės veiksmų, kad išgelbėtumėte visus ir išvengtumėte galimos pasaulinės katastrofos. Atlikus šį veiksmą, jūsų asmeninės užduotys bus išspręstos greičiau. Tokiu atveju sąmonės šviesa pasklis į šviesų, bet kurio pasaulio įvykio vaizdavimą ir bus realizuotas bet kuris kūrybinis įvykio valdymas. Toliau, pereikite prie asmeninės užduoties sprendimo. Iškėlus asmeninį tikslą, kalbant, užrašant arba apmąstant, būtina matyti teigiamą rezultatą. Įėjimas į darbą. Prieš valdant patartina kalbėti, rašyti arba sugalvoti formules. Neprivaloma. Tai būtų aš veikiu, kaip veikia kūrėjas, bendradarbiauju su kūrėjo valia ir siela. 5. Pagal kūrėjo normą. Darbas bus vykdomas pagal kūrėjo tikslą užkirsti kelią galimai pasauliniai katastrofai, siekiant begalinio kūrybiško ir harmoningo mikro ir makrosistemų vystymosi. Darbas vyksta kartu su mano absoliučiu atkuriamų ląstelių lygmenį pagal kūrėjo kanonus. Технологии спасения по учению Григория Грабового о спасении и гармоничном развитии. Видео сукūrė ir įgarsino Sigutė.